aš apskritai pati esu kelionių fanatikė, bet aš ta tokia, na kaip, sveiko proto kelionių fanatikė. Turiu omeny, kad kelionės, mano akim žiūrint, tai prisimins tas vaikas ar neprisimins, greičiausiai galbūt ant kažkokių tų lankytinų objektų ir neprisimins, bet vaikas prisimins emociją. Jisai prisimins emociją, bendras patirtis, kurias turėjo su tėvais, su broliais, su sesėm. Ir mano akim žiūrint, tai yra tikrai neįkainojama patirtis, nes iš esmės turbūt mes ne tik tų lankytinų objektų važiuojam žiūrėti, bet kelionėse visiškai kitaip atsiskleidžia apskritai santykiai šeimoje, vaikų, tėvų santykiai. Mes, kaip sako, nori pažinti žmogų ir nuspręsti, ar tu su juo gali gyventi, tai išvažiuok į kelionę. Tai iš tikrųjų su vaikais yra lygiai tas pats, nes tai, ką mes matome kasdienėje aplinkoje, mokyklos, darželiai, būreliai, darbai, ta prasme, mes prasilenkėme prabėgom ir tikrai tiek kartu neišbūnam, kiek mes išbūname kelionėse. Tai yra vienas aspektas. Antras aspektas, aišku, tai yra, kaip minėjau, jeigu nelankytini objektai, tai vis tiek tam tikros naujos patirtis, galbūt taip, jie išbando kažkokias maudynės, kažkokį maistą, kažkokias pramogas ir tikrai mums atrodo, kad vaikai mažai atsimena, bet jeigu jau pakalbėsi, tarkim, su vaiku, kuris ten 3 metų kažkur lankėsi, jie labai gerai, jie galbūt neatsimena, kokioj šalyje jie buvo, bet jie labai gerai pamena, ką jie patyrė ir kas jiem įsiminė. Tai čia yra tas vienas aspektas. Antras aspektas yra šiek tiek tas, sakau, tokio sveikesnio proto, tai visgi aš rekomenduoju kryptis rinktis priklausomai nuo to, su kokio amžiaus vaiku keliaujate. Tai reiškia, kad apskritai kelionės su vaikais iki pusės metų, kurie dar nėra gavę pilno vakcinacijos plano, jos iš vis nėra rekomenduojamos, jeigu mes kalbam apie tą tolimesnį užsienį skrydžius lėktuvais, nes oro uostai lėktuvai tai yra ta terpė, kur mes susidurėme su labai skirtinga publika iš skirtingų šalių, platinančių skirtingas ligas ir apskritai tai yra terpė labai gera virusams ir bakterijoms plisti uždaros patalpos. Tai jeigu mes jau norime keliauti su mažu vaiku, tai galbūt reiktų pasirinkti artimasias kryptis arba tą pačią Lietuvą. Tai tam, kad nekiltų kažkokių nesklandumų vaikui susirgus, tarkim, egzotinėje šalyje. Tai šiaip sakau, man labiausiai patinka ta strategija ir aš su savo vaikais tą taikiau, kad pagal vaiko amžių mes tą ratą kelionių vis plečiame. Tai reiškia, mažas vaikas, mes keliaujam netoli Lietuvos, paauga vaikas, tas ratas šiek tiek plečiasi, ir jau kai vaikas paauga, tai jau tada tas ratas tikrai gali ten keliauti, plisti ir jau neribotai, sakykime, bet tikrai reikia nepamiršti, kad mūsų imunitetas ir ypač vaikų imunitetas yra adaptuotas gyventi toje endeminėje zonoje, kurioje mes esame įpratę gyventi. Vadinasi, ir virusai, bakterijos pas mus yra vienokie, o kitose šalyse jie yra kitokie. Taip, ir vaikai, jie neturi išvystytų gerų higienos įgūdžių, jie vis tiek viską liečia, pamiršta tas rankas nusiplauti, mėgsta viską dėti į burną. Tai tikrai esu turėjus, kai atvažiuoja į priėmimo skyrių visi vaikai iš to paties lėktuvo atskridusio iš Turkijos, pavyzdžiui. Ir tai nieko keisto, tai tas atostogas šiek tiek apkartina. Tai taip, jeigu rezumuojant, tai tikrai aš esu už kelionės, tik tai tiek, kad jos turi būti, kryptis parinkta atsižvelgiant į vaiko amžių.